Sveiki visi. Šiandien pasivažinėjimas su senu bičiuliu Kerepėtu. Kas jį pažįstat, žinot. Kas nepažįstat, susipažinsit. Senokai buvom nesimatę. Pats nežinau, kiek metų jau pažįstam vienas kitą. Kiek kelių pravažiuota, tiek istorijų. Kai kurias galima pasakot, kai kurias geriau ne. Šiandien tikslas pravažiuoti tą maršrutą, kuriuo važiuosim per sezono atidarymą. Surasti vietas, kur galėčiau atsiskirti nuo kolonos, pafilmuoti visą važiavimą. Kerepėtas prieki, kaip senais laikais. Jis visada mėgo vesti. Ramus, sklandus, jokių staigių judesių, jokio pozavimo. Tiesiog važiuoja, kaip kvėpuoja. Noriu rasti vietas, kur galėčiau apsilenkti koloną ir pafilmuoti visą tą grožį iš šono. Žinot, kaip būna, važiuoji kolonai, faina, bet kadruose tik priekyje esančio baikerio nugarą. O aš noriu parodyti viską. Visą tą 100-200 motociklų riaumojančių kartu. Oras šiandien, koks yra, toks yra. Sezonas jau čia pat, nebesvarbu, ar šilta, ar šalta. Motociklas paruoštas, alyvos pakeistas, diržas patikrintas, stabdžiai veikia. Pirmi kilometrai visada tokie, kaip čia pasakyti, kaip pirmas ryto kavos gurkšnis, kol įsivažiuoji, kol paimti tą ritmą. Airija pavasarį. Kai kurie sako pilka, niūru, aš sakau honest. Tai yra tikra, be filtrų, be photoshopo. Žinot, ką pastebėjau per tuos metus ant 2 ratų? Motociklas tau neleidžia meluoti savo. Tu esi čia ir dabar. Kiekvienas posūkis, kiekvienas nelygumo, kiekvienas vėjo gūsis, viskas tikra. Todėl ir mėgstam tai daryti. Ne dėl greičio, ne dėl adrenalino. Dėl to jausmo, kad esi gyvas. Čia, dabar. Žmona man kartą sakė, tu ant moco tampi kitokiu žmogum, ramesniu. Nežinau, ar tai tiesa, bet noriu tikėti. Kalbant apie sezono atidarymą, tai yra daugiau nei šį pravažiavimas. Per metus mes visi įsisklaidę. Kas dirba, kas gyvena savo gyvenimus. Matai tuos pačius žmonės gal kartą per mėnesį, kažkokiam renginy ar tiesiog gatvėj. Bet atidarymas, tai kai visi susirenka. Seni pažįstami, nauji veidai, motociklai blizga, visi nusiteikia. Ta energija, kai stovi 100 motociklų ir visi kartu užsiveda variklius, jeigu to nepatyrei, sunku paaiškinti. Tai kaip šeimos susiejimas, tik šeima čia pasirinkta, ne kraujo. Žmonės, kuriuos sieja tas pats pomėgis, ta pati aistra. Bet, kaip ir kiekvienoje šeimoje, būna dūmų ir ugnies. Būna nepatenkintų, visada būna. Organizatoriai kažką padarė ne taip, maršrutas ne toks, laikas ne tas, grupė groja ne ta, galėjo geriau, galėjo kitaip. Ir žinot, kur visą tai vyksta? Komentaruose, Facebook'e, čate. Klaviatūrą pabarškint visi moka. Kritiką surašyti nėra problemų. Pasiūlymų pilna, kaip reikėjo daryti, kaip jie būtų padarę geriau. Bet kai ateina laikas pasiimti atsakomybę, kai reikia nekomentuoti, o organizuoti, kažkaip tyliau pasidaro, kažkaip visi užsiėmė. Aš čia ne iš lūbų kalbu, man teko būti toj pusėj su organizatoriais. Žinau, kaip tai atrodo iš vidaus. Norit pakviesti normalią grupę? Tai ne, gal užeikit pagrot. Tai dėrybos, avansai, technika, logistika. Tai pinigai, kurių dažniausiai nėra. Norit, kad būtų vieta, apsauga, leidimais. Tai ne vienas skambutis, tai savaitės bėgiojimo. Ir žinot, kas baisiausia? Praktiškai kiekvienas renginys čia Airijoje eina į minusą. Kiekvienas. Niekas iš to nepasipelna. Organizatoriai paskui dalinas nuostolis, iš savo kišenės dengia skirtumą. Ne dėl pinigų tai daro, dėl bendruomenės. O paskui skaito komentarus, kaip reikėjo padaryti geriau. Tai va, aš nesakau, kad negalima kritikuoti. Galima. Reikia net kartais. Bet gal prieš rašant pamąstykim, o aš pats ką padariau. Ar bent pasiūliau pagalbą, ar tik burbėti moku. Nes ta bendruomenė, tai mes visi. Ne tik organizatoriai, ne tik tie, kas prieki. Kiekvienas, kuris atvažiuoja, kiekvienas, kuris dalyvauja. Jeigu norim, kad būtų geriau, reikia ne tik komentuoti, reikia prisidėti. Arba bent jau netrukdyti tiems, kas daro. Parašykit komentarus, kas ne taip.
Paskaitysiu. Na, bet šiandien ne apie tai. Šiandien apie kelią, apie draugystę, apie tai, kas mus jungia, ne kas skiria. Kerepėtas prieki rodo, kad sukam. Tai sukam. Yra toks posakis tarp baikerių. 4 wheels move the body, 2 wheels move the soul. 4 ratai veža kūną, 2 ratai veža sielą. Ir kuo daugiau važiuoju, tuo labiau suprantu, kad tai tiesa. Žinot, man labai pasisekė. Ne kiekvienas baikeris gali tai pasakyti. Kiek istorijų girdėjau, žmona nesupranta, pykstasi dėl kiekvieno išvažiavimo, skaičiuoja, kiek pinigų išmetama į tą motociklą. Pas mane kitaip. Ji iškart pajuto tą laisvę, iškart suprato, kodėl aš tai darau. Ne todėl, kad aš paaiškinau, tiesiog pajuto pati, kaulais. Ir čia yra skirtumas. Gali kažkam 100 kartų aiškinti, kodėl motociklas, kodėl kelias, kodėl vėjas. Jeigu žmogus nejaučia, nepaaiškinsi. O jeigu jaučia, nereikia aiškinti. Ir va. Kol čia aš jums išsakinėjau savo mintis, kol filosofavau apie kelius ir gyvenimą, mes jau ir privažiavom. Tai ta vieta. Čia susitinkam, čia susėdam, čia pasišnekam. Aptarsim būsimą sezoną, kur važiuosim, kokias kelionės planuojamos, kas naujo, kas pasikeitė per žiemą. Kerepetas dar minėjo, bus ir kas pamaitins po pravažiavimo. Nu, kaip kitaip. Baikeriai be maisto, tai ne baikeriai. Po gero pravažiavimo geras maistas. Tai šventa, tai tradicija. Tai va, broliai ir sesės, pravažiavom maršrutą, radau vietas filmuoti. Gal per daug prišnekėjau, gal ne. Jūs man pasakykit komentaruose. Būsiu tas bepročius, kuris bėgios su kamera, bandys aplenkt koloną ir viską nufilmuoti. Jeigu matysit, pamojuokit. Tas video bus, pažadu. Tik palaukit. Duokit laiko sumontuoti. O kol kas, like, subscribe, varpeliai, visa ta YouTube magija. Jūs žinot, ką daryti. Iki pasimatymo pravažiavime.